Į kiekvienos moters grožio rutiną labai rekomenduoju įtraukti masažinį kūno aliejų, kuris yra praturtintas kvapniosios kanangos ylang ylang eteriniu aliejumi, taip pat citrinos ir pipirmėtės eteriniais aliejais, kurie ne tik normalizuoja odos riebumą bei drėgmę, bet taip pat ir puikiai įmaitina. Aliejų užsipurškiame, tikrai nebijome padauginti, kadangi šis aliejus yra labai lengvas, puikiai susigeriantis ir nepaliekantis riebumo jausmo. Švelniais judesiais masažuojame. Aliejų ypatingai tinka žiemos metu, kada odelė būna labiau dehidratuotesnė ir labiau išsausėjusi. Jį galima naudoti kiekvieną dieną. Ypatingai tinka po dušo. Po vonios procedūrų šis aliejus rekomenduotinas tam, kad vėlgi išlaikyti ir atstatyti hidrolipidinės odos barjerą. Galime atlikti tiek glaustomuosius, tiek šiek tiek labiau įmasažuojamuosius, maigomuosius judesius, tam, kad ne tik tai įteptume priemonę, bet ir išjudintume raumenukus bei visą mūsų kraujotaką ir limfinę sistemą. Priklausomai nuo sezono galima rinktis tiek aliejų mišinį, tiek kūno sviestą. Kūno sviestas jis yra labiau skirtas sausoms odoms, labiau suglebusioms, taip pat norint atstatyti odos dehidrataciją. Šis aliejus, kurį mes šiuo metu naudojame, yra visiškai lengvutis ir jisai puikiai tinka tiek riebesnėms, tiek mišresnėms odelėms. Tam, kad aliejus geriau susigertų, labai rekomenduoju prieš tepant priemonę odai drėkinti hidrolatais arba tonikais. Jeigu man reikėtų išskirti vieną priemonę, pačiausią, aš rinkčiausi serumą, kadangi tai yra priemonė labiausiai koncentruota ir turinti didžiausią ir efektyviausią poveikį odai. Tai iš tikrųjų dar galima čia šiek tiek tokius judesiukus.